Huh? Gero kelio, bus kalnų, bus nuokalnių ir lauksime jūsų prie finišo. Labas visiems. Varžybų balsas nemelavo, bus nuokalnių ir kalnų, bet tuo pačiu nepaminėjau, kad bus ir daug purvo. MTB Žemaitijos taurė, Lapių etapas, kuris vyko Klaipėdos rajone. Šis etapas visų laikomas sunkiausių Žemaitijos taurės etapu. Praeitais metais nepavyko sudalyvauti, o šiais sudalyvavus tikrai pripažįstu, kad jis yra sunkiausias. Reikalaujantis daug jėgų, techninių įgūdžių, ištvermės ir dar daug viso kito, ko gali prireikti trasoje. Startas ganėtinai sudėtingas, nes iš karto yra gan ilga įkalnė ir toje įkalnėje labai greitai atsifiltruoja sportininkai, kurie pajėgesni, kurie stipresni. Labai gražiai atidarytas pats vidurys pravažiuoti, dažnai taip nebūna. Trasą teko išbandyti prieš varžybas netgi 2 kartus. Vienas kartas buvo trečiadienį, kitas penktadienį. Varžybos buvo sekmadienį. Trečiadienį trasos būklė buvo labai ganėtinai gera. Penktadienį šiek tiek prastesnė, o sekmadienį buvo labai prasta. Daug purvo, šlapia, kadangi buvo ryte liūtis. Starto kalnas įveiktas ir čia važiuojame 5 km žvyrkeliais tokį ratuką ir grįžtam vėl prie starto vietos ir tenais prasidės techniškos vietos. Čia šiek tiek norėjau nukirsti, bet buvo automobilis. Na štai grįžom netoli starto ir įvažiuojam į technišką vietą. Nemažą dalį trasos teko vestis dviračius, nes tiesiog įsuko į kalną ratas, praslysdavo. Tai daug matysite tokių vietų, kur tenka vestis.
Na štai kaip slysta ir suvaldyti jau tokioj situacijai sunkoka. Ir vėl stumėmės į kalną, kuris padengtas tiesiog tokiu moliu, kur sunku bevažiuoti, ypač kai dar pravažiavo elitas. Tai trasa dar pasikeitė. Daug sunkiau yra varytis dviratį į kalną negu užvažiuoti, bet kai užvažiuoti neįmanoma, kas belieka. Davai, važiuoja! Seniai, aš važiavau prieš šią savaitę 2 kartus čia. Aš nežinau, ar sustot ar ne? Ne. Jau žinau, kur stoti. Manau, kiekvienose varžybose atsiranda tas žmogus, kur iš galo šaukia greičiau, nestabdyk. Bet kiekvienas sportininkas turi savo komforto zoną, savo ribas ir ypatingai, kai yra tokia trasa, tai tiesiog, manau, nekorektiška taip daryti. Na ir prisivėjam fingermeną, matytą pačioje pradžioje video. Turbūt jis sveikinasi su pirštu. Tai kitą kartą reikės atgal tiesiog pasisveikinti pirštu. Nu, Rokai sakė, leistis visur čia galima. Didžiąją dalį trasos važiavom su Roku Daniškevičium. Ačiū. Na, bandom vėl užvažiuoti, bet ratas tiesiog sukasi ant vietos ir vėl tenka varytis. Šito labai pavojinga vieta, aš jau buvau nusprendęs tikrai, kad varysiuos per ją. Šiek tiek pasitaškom balose, nusiplaunam dviratį po techniškos vietos. O, gerai, kad toj nusuks. Na ir toliau draugiškai darbuojamės su Roku Daniškevičium. Neinčiandi. Neinčiandi. Supratau. Čia kolegai nulūžo pavarų svirtelė, tai laiko rankoje junginėja pavaras.
Dar liko beveik pusę trasos. Sargiai! Jas įdėt, Nu, čia tokia situacija. Ačiū. Čia gan ilgoka įkalnė irgi. Pareikalavo daug jėgų. Jeigu neklystu, prieki manęs 100 kg kategorijos pirmos vietos laimėtojas. Okei. Tik užmint reik. Na gerai, kad buvo patestuota trasa, nes kai kuriom vietom žinai, kur gali pravažiuoti, kur ne. Su stabdymu buvo tokie reikalai, ypatingai ant nuokalnio. Jeigu jau pradedi stabdyti, tai ir dar labiau pradedi greičiau čiuožti žemyn. Vėl prieki matome Roką. Linksmiau! Nu jau linksmiau nebesigavo, nors ir pati linksmiausia trasa. Tai va, taip ir gyvena. Ne paskutiniai gal važiuojam? Ką? Gal ne paskutiniai važiuojam? Ei. Lygiai 20 km, liko 6, trasos ilgis buvo 26 km. Na čia mano krešas, vienas ir tebuvo, lengvas toks. Vien dėl to, kad užsukau vairą ir taip gavosi. Sudėtinga labai akmenų atkarpa. Minėjo kažkas, kad kai sausa pravažiuoja. Aš tokią tik esu matęs pasaulio čempionate per televizorių. Na, kaip matome, ne visur neįmanoma įkilti. Tai pavyzdys, kad kai kur ir įmanoma. Finišas labai arti. Čia šitą atkarpą taip pat buvau nusprendęs po penktadienio testinio važiavimo, kad vesios iš karto dviratį, nes per priekį tiesiog nuskridau. Sargė tu ten. Nu, čia, manau, buvo tikrai visko. Man pavyksta gan sėkmingai nubėgti.
Ačiū Živilį už nuotraukas. Ai, visą. Mačiau kažkur priekį. Išėjau tu, kur... Matei, aš aplinkiau tave. Kaip bus ta? Aš namo anksčiau grįžau. Šaunuolis. Oi. Saulius biškės. Visiškai neforma. Sunkiai labai yra atrasti. Aš kai jaučiuosi, va, pirmas grįžim iš Saulius karimumai iš karto. Na. Slaužiau. Ai, tu nefinišovai? Ne, atsargiai. Tai būtų, žinok, daugiau ištinė. Ne, tai jeigu taškas. Taigi vis dėlto lūžo Delnikaulis, kolegai, su kuriuo kartu treniruojamės Šiauliuose. Linkiu greičiau pasveikti. Traumų, kaip mačiau, buvo tikrai nemažai. Oro sąlygos labai padidino trasos sudėtingumą. Bet kaip ir minėjau, ne veltui vadinama sunkiausia Žemaitijos taurės trasa. Rezultatas tenkina, kaip po 2 savaičių atostogų. Šiek tiek trūko fizinio pasiruošimo, bet viskas tvarkoje. Ruošiamės kitiems etapams. Ačiū, kad žiūrėjot. Viso.